Vaikštom su Tomu po Druskininkus, Nemuno pakrantę, labai gražu ir nusprendėm įrašyti ir antrąjį video. So we're walking around here with Rokas in Druskininkai shore of Nemunas, and we decided to record another video here. Antrasis video būtų apie mūsų tobulėjimą. The second video will be about our improvement. Tiesiog norėčiau pasidalinti tokiu klausimu, kurį man uždavė vienas žmogus konsultacijos metu. Just to answer a question from someone in a consultation that I got. Jis pas mane paklausė, kaip jeigu, kai mes pasirinkam kažkokius gyvenime sprendimus, eiti vienu ar kitu keliu, siekti vieno ir kito tikslo ir mums nesiseka arba sekasi. Ar tai yra ženklas, kad man ten, kur nesiseka neiti, ar ten, kur sekasi eiti? So he asked, is this a sign if I'm doing good in taking a certain purpose and working in a certain area, if I'm successful or if I'm not successful, does that indicate I'm walking the right path or that I'm not? Tai tame klausime nėra vienareikšmio atsakymo. Gali būti ir taip, ir ne. And that can be a yes or a no. Pavyzdžiui, kaip aš tokiose situacijose elgiuosi. For example, how I behave in such situations. Ko mokinu kitus tokiose situacijose, kaip taip įvyksta. And what I teach others to do in such situations is... Būtent su matymo pagalba yra pažiūrima, kodėl būtent tas sritis stringa. With the help of seeing, you just check why is that area, why are you stuck in that area. Ir jeigu tas sritis stringa dėl to, kad tai sako, kad širdis, kad tai yra ne man. And if you're stuck because your heart is telling that it's not for you. Ir yra kažkokie neįveikimi blokai ir subtiliuose. And there are some also blocks that you can't overcome in the subtle levels. Tada aš tiesiog atsitraukiu. Then I simply step back. Ir pasirinku kitą kryptį. And choose a different direction. Bet kartais tose srityse, kurios nesiseka, tai nereiškia, kad ne mano sritis. But sometimes in the areas where I'm not doing good, it doesn't necessarily mean that this is in my area. Tokiose srityse reikia tiesiog išsiaiškinti priežastis, kodėl nesiseka ir jas pašalinti. In that case, you simply need to find out the reasons why you're not being successful there and eliminate those reasons. Tos priežastys gali būti ir fiziniam lygmenį, ir subtiliam lygmenį. These causes can be either on the physical or on the subtle level. Su matymo pagalba galima jas tiksliai išryškinti, tiksliai išsiaiškinti. With the help of seeing, we can precisely identify them. Ir pašalinus priežastis, ir toje kryptyje atsiranda sėkmė. And when we eliminate the causes, also success comes up in those areas. Vėlgi, tie dalykai, kurie mums sekasi, nebūtinai yra mūsų. On the other hand, the things that we're good at are not necessarily our things as well. Nes mes galim kartais, kad ir mums biški sunkiau bus, bet mes galim padarę tą sunkiau daug daugiau padaryti ir mūsų bendroji sumoj sėkmė gyvenime bus daug didesnė. And even if we're failing at it or even if it's going hard, we can still go for it, figure out how to do that and have greater success doing just that thing that seems hard now. Yra toks kaip modelis, būtent tobulėjimo modelis. There's a certain model of self-improvement, if you will. Ir tas modelis yra kaip laipteliai. It's sort of steps. Kol mes lipam ant laiptelio, tuo momentu mums būna ganėtinai sunku, nes tai yra naujas iššūkis. So as we're climbing from one step to the other, big steps, it can be very tough because it's challenging at this point. Užlipus ant laiptelio, ten jau būna lengviau, mes viską pradedam pažinti ir kai mes su tuo laiptelio aukščiu susipažįstam, pasidaro žymiai lengviau. So when we get on the next step, at first it's a bit tough, it's difficult to actually be there, but when we get to know it, when we basically realize it more fully, then it becomes much easier to be on that step. Kai ateina laikas tobulėti toliau, reikia vėl žengti žingsnį ant sekančio laiptelio ir vėl tampa sunku.
And when the time comes to continue improving and to go on the next step, even beyond that, then gets tough again. Ir kartais žmonės daro klaidą. Jie bijosi lipti ant sekančio laiptelio, todėl pasilieka ant to, kur yra ilgą laiką. And sometimes people are afraid to go on the next step and make the mistake of staying at one step for too long a period of time. Bet ta komforto zona ant to laiptelio ilgainiui netenkina, žmogus pradeda nerasti tiesiog gyvenimo prasmės ir be iššūkių jam pasidaro sunku. But that comfort zone of being on one step for way too long, it doesn't ultimately fulfill the person. So it becomes too hard to live without a challenge. Svarbiausia nebijoti iššūkių ir juos pasirinkti savo širdimi. Ir tada tobulėjimas bus optimaliausias. The most important thing is to not be afraid of challenges and choose them with your heart. Then your improvement will be as optimal as it can be. Taigi, tiek iki saulėtos dienos visiems. So that's it for today. Have a sunny day. Bye-bye.